Jeigu man reikėtų daryti vėl viską iš naujo, aš galvoju, kaip aš daryčiau. Susigeneruoji idėjas visų pirma. Ten kokie, sakykime, 20 į dieną. Dabar dizaininti nebereikia pačiam ten softus naudot kaip Photoshop ar Illustratorių. Dabar viskas softas pats sugeneruoja. Tau tik reikia idėjas susigalvot, o tu įsirinksi tau patinkančius dizainus. Tada susinumeruoji, kad po to nepasiklystum pats ieškodamas. Čia, sakykime, šnekėkime apie Etsy. Susidedi tos visus dizainus ant mokupų ir pardavinėjai. Nusistatai delivery option, kokias nuo 3 iki 5 dienų. Kažkas nupirko tau to, ko tu neturi. Tada tu ateisi pas DTF printerį, nusiųsi tą dizainą. Aišku, tenai metrais parduodama yra, tai minimum yra metras bus iš ilgio ir 68 berods iš pločio. Ant to metro ten telpa adultams kokie 6-8 dizainai dideli. Žodžiu, nupirko, sakykime, tau vieną ir matai, kad ten tu gauni tų favoritų daug iš to būtent dizaino. Atsiprintinti tuos dizainus 6, atsisiunti, užsipresinai ir viskas, išsiuntai tą vieną. Jau kitą kartą, kai nupirks tą dizainą tau, tu jau turėsi jau tuos ekstra 5 dar šitus pas save namie. Pripresinai ir išsiunčiai kitą dieną. O čia yra didžiausia bėda, kad žmogus paprasčiausiai tingi ir nori labai greitai viską. Ten, sakykime, susigalvojo, pasidarysiu. Atsidarysiu Etsy. Padirbo ten 3-4 dienas. Mato, nieks nieko nenupirko. Metė viskas pjovė ir jie toliau į fabriką dirbti. Čia reikia biškai paart. Mėnesį tu park, į dieną nusistatyk. Po 20 dizainų pasidarysi ir sudėsi mokupų. Per mėnesį pažiūrėk pas tave Etsy shopas, ten pilnas bus tų dizainų. Ir kad nenupirktų nei vieno. Čia neįmanoma. Neįmanoma šitai padaryti. Nebent ant tiek jau tu skonio neturi, kad žiūri į tą dizainą ir galvoji, kad tau žiauriai geras atrodo, o visiems, sakysim, baisus. Tai va, šičia ir nuo šito reikia pradėti. O kai tu įsisuksi jau normaliai, tada galėsi žiūrėtis ir pats nusipirkti kokį printeriuką. Pradžioj mažą, o po to ir taip ir plėtiesi. Ir aš pradėjau ne nuo tokio žirgo, kur turiu dabar. Irgi prasidėjo nuo mažų dalykėlių labai. Ir iš bedrumo savo.